Taigi, sveiki. Šiandien geroj nuotaikai randamės Varšuvoje. Jau kaip suprato pas Burneiką, kad tik atidarytame sporto klube, dar net dažais kvepia. Nu ir aš manau, tai yra vienas rimčiausių Varšuvoje sporto klubų. Vėliau parodysiu dėl ko. Taigi, pabendrausim šiandien su Burneika, pakalbėsime apie papildus, pasidarysim treniruotę. Nu ir manau, bus geras praleistas laikas. Taigi, draugai, mes jau kalbam su Burneika. Dar kartą sveiki. Labai malonu, kad priėmė mus čia taip šiltai. Pasikalbėti norim su jums. Gal, Robertai, iš karto einam tiesiai prie reikalų. Jo, papasakokit apie savo papildus, savo liniją papildų. Daug visiems klausimų kyla, dėl ir parašo, dėl tiesiog, tai norėtume viskas aišku. Sveiki visi. Pats Robertas iš tos pusės čia. Kaip sakant, jau įsakei, mano kačelkiai pirmoji, čia Varšavoje esam, kaip sakant, biškį bicepsus pumpuojam, dabar bet pompas, sekmadienis, poilsio diena. Bet ką, prie reikalo eisim, kad dėl produktų, kaip sakant, linijoje pasirodo jau daugiau ir daugiau produktų naujų. Dabar neseniai pas naujausias išėjęs Mesvai, kuris yra proteinas, kaip sakant, statymui masiai. Kad būtų masė, bet geros kokybės, ne taip kaip būna gaineriai padaryta, kad geri ir ten cukrus privaryta, visko, angliavandenių neaišku kiek. Ir paskui tik tais, ta masė tik tais ant pilvo darosi ir nėra jokio efekto raumenims. Taip, kad tas produktas sudėtas iš 4 skirtingų baltymų, kad būtų paprasčiausiai įvairiausias tas kiekis, kad kirstų kiekvieną ląstelę, kaip sakant, organizme ir kuo geriau, kad įsisavytų. Taip, kad 50 gramų baltymų yra 25 gramai angliavandenių. Taip, kad toks gėrimas, kuris geriausia naudot po treniruotės. Iš karto pasitreniruojam, bum. Ir užmaitinam iš karto, kaip sakant, daug amino rūgščių irgi, taip, kad reikalingas mityboje. Toliau, kas po treniruotės labai svarbu, Recovery RX. Kitas geras produktas, kuris, kaip sakant, regeneruoja. Taip, regeneracijai, tai irgi iš karto po treniruotės, arba galima iš karto prieš miegą, einam miegot, išgeriam ir atsikeliam ryte, mažiau viskas skauda. Jau kitą dieną galim greičiau daryti treniruotę ir greičiau atsistatyti, paprasčiausiai, ne? Ok, toliau einam, kas toliau? Ką prieš treniruotę galima naudoti? Nu tai aišku, Hyperpump, prieš treniruotę pats geriausias gėrimas ir skonio pats bandėjai, sakant. Šitas produktas tai iš tikrųjų išbandytas ir visų labai mėgstamas, jau bent jau užkeliavo pas mus, tai tikrai jisai daugumą sportinių. Jo, skonis arbūzinis ir toks kaip būdavo anksčiau. Senas kisielius, toks skonis kaip kisielius, kaip sakant, gerinis daug tokių produktų yra prieš trenkę, kad geri ir taip net spurtaisi, kad neįmanoma jo gerti. O čia vienas iš tų produktų, kur skonis labai padarytas super, kad gali gerti savo ir nieko nejausti ir džiaugti skoniu. Nu ir ką, veikia, kitas dalykas, veikia greitai labai, už 15 kokių minučių, patariu kažkur tai prieš pusę valandos geriau, kad įsisuktų į tą organizmą. Nu, aišku, geriau ant tuščio skrandžio, geriau įsisavina, bet tai kas svarbiausias dalykas, kad nėra po to jokio nuvažiavimo, jokio, kaip sakant, crash. Dubės. Jokios dubės nėra, kad po trenkės, kai būna kofeino daug privaro ir po porą valandų vis tik, kad visas pabaigtas, kad jau nieko nenori. O čia 6 valandas turi ne tik tai, kad ta energija,
kas svarbiausia, tai nejauti, kad rankos dreba ar nieko. Jokių šalutinių poveikių, tik tais gera koncentracija, nu ir gera energija. Noras, kaip sakant, pumpuot ir pompa, labai gera pompa dar po to. Jauti, kad kaip kokia treniruotė be šito ir daleiskim su. Yra, kai pompuoji visai yra diena naktis skiriasi. Nu dar prieš trenkę, ką galima arba po trenkės anabolikrija. Tas kretinas, kuriam taip pat daug amino rūgščių yra įdėta, nu ir mišinys kelių kretinų, kurie duoda labai geras produktas masei. Turim kitą Crea Monster, dar irgi kretinas, bet ten daugiau skirtas, kaip sakant, taip, sausiai masai. Jis nesulaiko visai vandens, tai nėra jokio monohidrato, jis 4 irgi kretinai skirtingi ir kurie padeda, kaip sakant, tą sausą, nes prieš varžybas galima normaliai naudoti. Nes aš ir norėjau pasakyti, kad šį pavasarį, iš tikrųjų, rudenį varžybose aš šitą kretiną naudojau, iš tikrųjų tikrai vandens neužlaiko. Jo. Ir kokybiška treniruotė būna, tikrai dadeda jėgų daug. Daug pilnesnis jautiesi. Kretinas turime, darau Testo Monster, kaip sakom, boosteris testosterono. Kaip sakant, reikalingas visiems. Sportuojantis, nesportuojantis, sakant, daugiausiai sportininkams, senesniem amžiaus žmonėm, virš 40, kad ir nesportuojantys reikalingi, kad tą testosterono kiekį sukeltų organizme. Nu ir aišku, viskas aišku, ką daro testosteronas. Atsikrato riebalų, jėga į viršų, raumeningumas į viršų, nu ir, kaip sakant, sex drive į viršų. Tai va, dabar, Robertai, aš dar norėčiau iš karto apie 2 produktus, iš tikrųjų, apie Lipo Rush'as ir Lipo... Lipo-Go. Jo, pas mus labai moteris iš tikrųjų jį mėgsta, iš tikrųjų populiaru, iš tikrųjų yra ir dabar dėl to linijos, kaip sakyti, moteriškų, daugiau nugalėtojų. Jo, tai dabar, kaip sakant, pradėsim Lipo Rush. Lipo Rush yra gana stiprus produktas tikrai. Ir kai kurios merginos irgi naudoja, bet daugumai merginų yra per stiprus. Jaučiasi, kad net galva kartais gali sveikti arba jautis biškį, nu kaip sakant, per stiprus. Bet kai kurios mėgsta, kurios daugiau jau naudoja gal kokios pripratę prie ten kofeinų taip toliau, tai gali naudoti irgi Lipo Rush. Bet dabar einam prie Lipo-Girl, čia tikrai merginom skirtas ir, kaip sakant, toks produktas, kuris nėra labai stiprus ir, kaip sakant, kai kartas nejaučia irgi jokio ten nuvažiavimo, kad kokie bloga savijauta po to, kad toliau ar ką, nieko nejaus po to. Taip, kad toks produktas, kaip sakant, gana populiarus tarp merginų ir gali tikrai gerus rezultatus gauti. Aišku, geriau veikia, kad tuščio skrandžio ima. Ryte daleiskim vieną kapsulę, paskui prieš treniruotę, daleiskim po pietų. Nu ir kas daugiau. Produktas irgi išbandytas. Tikrai visom merginom patariu, kad naudot šitą. Ne? O ką mes galima iš pradžių panaudoti šitą, jeigu pasijaus kai kurios merginos, kad gal per silpnas biškį, nes visokių yra, jisai reaguoja. Tai tada gali pereiti ramiai į Lipo Rush ir toliau eiti su tuo. Rezultatas didėja. Jo. Kas toliau turim? HGH Monster. Nežinau, čia turim, neturim. Bet tai taip, apie HGH yra labai aukštos kokybės produktas, kaip sakant, padarytas iš tų žolelių, daugiausiai sudėtas. Gana kaina produkto pagaminimo aukšta. Nes, kaip sakant, visos žolelės yra gana sudėtinga gauti dabar. Ir kas daugiau, apie tą produktą jis tinka viskam. Ir merginom, kas nori, daleiskim, pasiruošti raumenim daugiau, merginos irgi naudoja. Ir vyram ir prieš varžybas, ir po sezono metu. Ir, kaip sakant, masiai. Bet masiai tai sausiai raumenų masiai, kuri auga naktį. Taip, kad 3 kapsulės tam prieš miegą ir padeda irgi miegoti. Nežinau, pats naudojai, kad labai, padeda paprasčiausiai ilsėti. Tas rezultatas riebalų deginimo vyksta naktį.
kurio mes neturim dienos metu. Taip kad tie raumenys visi geriau atsistato ir geresni rezultatai. Gerai. Liver Shield. Kepenim čia. Kepenim, jo. Produktas kepenim, kuris reikalingas, aišku, po ciklo muscle testų. Taip sakant, muscle varo po ciklo, muscle varo nėra labai reikalingas Liver Shield, bet praktiškai po muscle test turi būti būtinai PCT padarytas, kad atsiblokuot, kaip lietuviškai atsiblokuot, post-cycle therapy ir su tuo naudoti iš karto su Liver Shield, kad, kaip sakant, tuos visus ten vitamino B irgi yra, o aš tam produktą ir gana labai geras produktas, kad galima jį naudoti net ant ciklo, po ciklo ir, kaip sakant, reikalingas, kad jis būtų, nes turim, kaip sakant, apsaugotis kepenis nuo visko, nes irgi būna, kad, kaip sakant, mažai tų medžiagų iš maisto gaunam ir kas valgo daugiau riebiau, net apsunkintis kepenis visą laiką. Taip, kad toks produktas, kuris išvalys kepenis, padės atsistatyti, regeneruotis, ne? Šiaip aš irgi dar turiu savo stebėjimą, pats irgi dabar vartoju šitą produktą. Tai galiu pasakyti, kad, iš tikrųjų, jisai dar man taip labai nustebau, apetitą labai gerai sukėlė, iš tikrųjų, nes kitus, ką esu vartojęs kepenims, šito nepajausdavau, iš tikrųjų, bet šitas, iš tikrųjų, apetitas iš karto atsirado. Ir, tikrai, matyti, jisai turi tą savo... Tai va, tame reikalas, jo. Greičiau vyksta ir, tikrai, patarčiau. Tame reikalas, nes, kai jūs sakai apetitas, nes kai kepenys susikiša paprasčiausiai, tu vis sušlamšto, jos visą laiką dirba sunkiai, ne? Tai tada apetitą prarandi. Jau tiesiai pastoviai, kad esi pilnas, pavalgai ir, nesinori valgyti, užkištas visas. Tai tame reikalas, kad jos išvalo, Liver Shield išvalo kepenis ir tada iš karto gali automatiškai daugiau valgyti, geriau jautiesi, ne? Taip. Gerai, kas daugiau? Muscle test, muscle test tai visi jau žino, prohormonas gana stiprus, bet gana geras produktas, kad labai žiauri jėga kyla, į viršų konkrečiai. Ir masiai, grinai masiai, bet sausiai masiai. Ne taip, kaip būna kiti prohormonai, kad labai užlieja vandeniu, o čia gana labai minimalus vandens sulaikymas, skaityk nieko ir grina masė raumenų, tik taise mėnesio ciklą aš turėjau čia hebrą, kad net, kurie po 10 kg užmitė per mėnesį laiko, kurie pirmą kartą naudojo. Aišku, kai antrą kartą naudoji, nebus tokio efekto, bet priklauso irgi nuo organizmo, kiek treniruojasi, kiek valgo, bet tarp 5 kg 10 visi primesdavo naujų naudotojai. Taip, gana geras rezultatas ir po to, kai padarai PCT, daugiausia 80% to lieka. Išliekamumas. Jo, išliekamumas yra svarbus dalykas, nes daug tų produktų yra, kad susprogsta, vandens pritraukia, paskui viskas nukrenta gale ciklo. Taip. Tai va, tai nėra reikalo tą ciklą nedaryti. Ir kas daugiau? Gal ir viskas iš tų produktų. Ar ko pamiršau dar? Atrodo. Tik norėjau paklausti, Robertai, planuosi gal kokių naujų produktų? Nauji produktai, jo, išeis sarmsai nauji, tai čia toks pakaitalas kaip prohormonų, o dar geresni, kad bus paprasčiausia jokio apkrūvio, neinant kepenų absoliučiai. Paskui, kada išaiškysiu apie tą produktą daugiau, kai jau pasirodys. Bet bus, kaip sakant, grini raumenys ir jokių, kaip sakant, šalutinių pojūčių. Šalutinių poveikio, maišausi jau lietuviškai. Side effects, ne? No side effects, kaip sakant, ne? Ir ką, ir naujausių BCA tuoj pasirodys dar naujesnis. Labai laukiam iš tikrųjų BCA. Jo, BCA bus dar kitoks dabar negu buvo, daug pagerintas, daug kitokių visokių, nes jos tokios sunkios gana bus, kurios yra gana aukščiausios kokybės, taip kad bus gana geras produktas. Šiaip tai, kaip mes pastebėjome, visi produktai iš tikrųjų yra tikrai kokybiški. Jo, viskas gaminta, kaip sakant, Amerikoje ir čia importuojama, taip kad, kaip sakant, tą kokybę reikia išlaikyti ir tiek žinių. Tai va, dar, ką, norėjau paklausyti dar, kaip jausmas? Kaip jausmas? Savo klubą.
Ne, nu super, kaip sakant, dabar paskutiniu metu net pats nesportavau, nes neturėjau kada, užsiėmęs pastoviai klubu, buvau viską padaryti projektą ir viskas, kaip sakant, pats daugiausia viską dariau. Aišku, darbininkus turėjau, bet planavimai, lakstymai ir taip toliau. Nu, tai pamažu, kaip sakant, matėjai, klubas, kaip sakant, padaryta tokiam amerikietiškam lygį, kad viskas būtų. Paprasčiausiai ateini, gali pilną treniruotę padaryti viskam. Kojas, kaip matai, kambarys kojom atskiras, viskas, nu, pilnumai, kad ateini ir ruošiesi varžybom, todėl čia Lenkijoje, kai buvau daugiausia, aš praleidžiu laiko dabar, tai, nu, tai klubai visi fitnesai, ne? Nu, eini, nu, dideli tie klubai, ką, nu, bet nėra ant ko treniruotis taip normaliai, svorių trūksta. Tai pas mane iki 100 kilų jis gali. Jau aš pabandžiau paridenti, kaip sakė. Žinau, kad ir man jau jį pakelt buvo ką veikti, iš tikrųjų. Nu, įspūdį paliko tikrai Roberto klubas, tai, nu, iš tikrųjų būsit Varšuvoje, nu, prasukit, iš tikrųjų, čia tikrai smagu. Robertai, dar norėjau vieną pažadą iš jūsų, kad pažadėt. Kada atvažiuosit į Raudonmedžį? Į Raudonmedžį? Jo, į Raudonmedžio sporto klubą, Raudonmedžį, į svečius. Kai bus varžybos, Raudonmedžiai. Gerai, tai čia jau kažką mes link tos pusės ir kalbam. Nu, jo. Taip, gerai, ačiū Robertai. Atvažiuosiu, vasarą ateis, būsiu ten.